Egle, už keletos dienų jau prasideda mūsų šventinis laikotarpis, kurio laukiame visus metus. Tai kokie būtų jūsų patarimai, kaip stilingai, skoningai, gražiai pasipuošti namus, galbūt įstaigas, galbūt kitas patalpas, kuriuose tiesiog mes daug praleisime laiko. Sveiki, Aušra. Taip, kalėdinės ir šventinės nuotaikos jau čia pat, bet dar greičiau spėsim čiupti už rankos ir prisikviesti arčiau, įsigydami vainiką, eglutę, įsineždami prie namų į namus ir galvodami, puošdamiesi, dekoruodami namus. Ir visą tai taip paprasta, tiesiog eglutės kvapas ir tie žali spigliukai. Paprasčiausias būdas gražiai ir jaukiai sutikti šventes tai yra parsinešti namo eglutę ar kėnį vazone. Kadangi augalas nors ir kirstomis šaknimis, bet dalį jų yra išsaugojęs, taip mes labiau išsaugosim drėgmę, o kartu ir gražius šviežius spiglius bei tą nuostabų eglučio aromatą namuose, kuris skleis kalėdinę nuotaiką. Jeigu neturite didesnių erdvių ar norite papuošti tik tai mažą namų kampelį, tai galima padaryti su įvairiomis kėnių šakų kompozicijomis, vainikais, o galbūt rasite ir visai nedidukę eglutę vazone. Tai galėtų būti baltosios eglutės, kurios parduodamos visai vazonėliuose mažytės ir tinka pasidėti ant stalo. Na, sprendimų yra tikrai įvairiausių. Mano rankose gyvų kėnio šakų kompozicijos. Tai yra puikiai eglutė padėti ant stalo, ar advento vainikas, guldyti, o galbūt tiesiog pasikabinti ant durų ir taip pasigyvinti namų įėjimus bei lauko erdves. O iš eglučių vazone galite rinktis iš kelių rūšių bei veislių. Rekomenduoju atkreipti dėmesį į puikiuosius korėjinius kėnius, kurie yra auginami medelynuose, tai nėra kažkur iš miško kirsti. Jų spigliukai yra minkšti, vešlus, ypač plati, graži kėnių apačia, turime įvairių aukščių. Taip pat labai populiarios yra sidabrinės eglutės, kurios turi melsvą spiglio spalvą, yra gana stori spigliai, trumpoki, bet labai kompaktiškai, gražiai užsipildo visą tą tūrį ir tikrai sukuria visą gražų eglutės siluetą. Taip pat galite ieškoti tokių gana nostalgiškų, lietuviškų žaliaskario eglučių, kurių šakelės nors ir auga gana į viršų kryptingai, bet papuošus gražiai nusileidžia ir išsiskleidžia visas jos grožis. Eglutės vazonuose į namus atneša kalėdų dvasios, kalėdų kvapo ir tiks bet kurioje erdvėje. Interjero specialistai sako, kad gali būti puošiamos net 2, 3 ar net 4 skirtingo aukščio eglutės vienoje erdvėje. Tuomet kalėdos bus dar stilingesnės. Na, jei ieškote tikrai įspūdingos ir aukštos žaliaskarės, rekomenduočiau įsigyti kirstas eglutes, kurių aukštis siekia 2 metrai ar kartais net ir aukštesnės, tačiau nereikėtų skubėti šių eglučių įsigyti dar lapkričio mėnesį. Geriausias laikas jom įnešti į namus yra apie 2-3 savaitės iki laukiamų švenčių, lengvai pratinant, iš karto nenešant į šiltus namus, palaikyti galbūt įstiklintam balkone, garaže ar tiesiog prie namų įėjimo. Ir tada jas išstatyti į tam pritaikytą eglučių stovą, kurį reikėtų nepamiršti pripildyti vandeniu. Tai aukštaūgės gražiausias žaliaskarės puikiai tiks laikyti šiuolaikiniuose eglučių stovuose, kurie atlieka kelias funkcijas, yra be galo gražus, turi didelės talpas vandeniui bei tvirtus varžtus, kurie įsuks ir puikiai išlaikys net ir aukštą eglutę įvairaus skersmens kamieno. Tai ilgis jų yra reguliuojamas, tilps įvairios eglutės. Na, o įsineštą į namus spigliuoti vazone, puikiai papuošite bei pridengsite į apačią puikiais pintais apdangalais, kurie yra įvairių spalvų, ilgaamžiai, bei tinka didesniem ar mažesniem vazonam dengti. Paprastai jie apsigaubia pilnų parametrų iš įvairių pusių, taip uždengdami, galbūt ne patį dailiausią vazoną, bet paryškindami, papuošdami ir pačią eglutę. Na, o saugodami grindis bei norėdami papuošti eglutę dar labiau, o galbūt surinkti drėgmę laistant ar spigliukus nukritusius, tai puikiai padarysime su gražiais dailiais kalėdiniais kilimėliais po eglute.
Taip pat vazoną, kuris galbūt bus padėtas ant šildomų grindų, taip pat šiek tiek izoliuos tą šaknyno džiūvimą patiestas kilimas. Ir žinoma girliandos, su kuriomis galime papuošti įvairius namų akcentus, baldus, na ir žinoma eglutes ar kalėdinius vainikus. Na, o net ir pačią dailiausią eglutę ar kėnių dar labiau papuoš ir jo grožį išryškins kalėdinės elektrinės lampučių girliandos, kurios apšvies mus daug ilgiau šiuo tamsiuoju laikotarpiu ir įneš daugiau spalvų, nuotaikos bei žėrėjimo to šventinio. O eglutės puošimas gali būti įvairius, nes girliandų turime įvairių atspalvių, įvairių ilgių, tinkančių tiek vidaus apšvietimui, tiek lauko. Galima vynioti visą namo perimetrą, tvoras, eglutes, vainikus. Tų sprendimų tikrai yra įvairių, o šiuolaikinės girliandos yra labai kokybiškos, atsparios tiek temperatūrų kaitai, drėgmei, jas yra saugu naudoti įvairių orų, net kai ir nesniegas krenta, o lyja, tai jos puikiai šviečia bei džiugina mus visų kalėdinių ir šventinių laikotarpių. Tad išsirinkite tai, kas jūs džiugina, tinka ir patinka, bei sklandaus bei džiugaus švenčių laukimo.